Na ką, sveiki. Su jumis sveikinasi Amais. Taigi, šiandien bus toks kitoks įrašas. E, Bandysim pamedituot. Jeigu jūs nenorit, jeigu jūs neturit laiko dabar atsisėsti ir tiesiog bandyti pajusti save iš vidaus, tai tada galit išeit iš įrašo, galite eiti kitų dalykų daryti, galbūt kažką jums reikia padaryti, pavyzdžiui. Bet aš žinau, kad aš ko dabar noriu, tai biški ramybės, tylos ir tuo pačiu per tą laiką galiu parodyti jums, kaip tai atrodo. Tai jo, manau pradėkim. Taigi, viskas, ką jums reikia padaryti dabar, šiuo metu, yra paimti, užsimerkti, giliai įkvėpti ilgą tokį intervalą tokį. Palaikyti savį ir iškvėpti po lėto. Palaikyti iškvėpus ir tada tai kartoti. Kame esmė? Esmė tame, kad ar jūs žinot tiksliai, ką reiškia meditacija? Nes dabar, ką mes darom, yra meditacija. Ar jūs žinot, kas tiksliai ji yra? Meditacija yra toks dalykas, kur tu bandai paimti ir tuo momentu nieko negalvoti. Susifokusuoti vien tik į kvėpavimą. Ir tai yra sunku. Jūs pamesit visą tą kvėpavimą, jūs pradėsit galvoti apie kažkokius dalykus, dar kažką. Jūs turit paimti, susigrupuoti save vėl, susikoncentruoti vėl į kvėpavimą ir toksai žaidimas gaunasi. Galima sakyti, ugdot savo ištvermę, savo tiesiog tokią ramybės ištvermę. Kiek galit pabūti ramybėj, kaip galit negalvoti apie kažką ir panašiai. Tiesiog bandot savo limitus. Tai, iš tikrųjų, aš paimsiu ir dabar keliasdešimt minutėlių paimsim ir padarysim taip. Jeigu jūs norit, darykit kartu su manim, aš čia darau tai kodėlgi ne su jumis. Jo, manau varom. Pajamat, užsimerkėt ir darom tą, ką aš sakiau. Dar vieną kartą pakartosiu. Įkvėpiam po lėto, laikom, iškvėpiam po lėto, laikom ir tuo metu bandot kuo mažiau galvot. Susikoncentruoti vien tik į kvėpavimą. Taigi 1, 2, 3.
Na ką, tikiuosi neužmigot. Pabudome ir kelkimės. Taigi, turbūt dabar šiuo metu, jeigu taisyklingai darėt, jūs turėtumėt jaustis tokie labiau tolimesni nuo savo problemų ir tiesiog tolimesni nuo visų galvojimų, iškilusių idėjų. Ir, aš tai biški netgi dizzy pasidariau. Jo, vienu žodžiu, kokie dalykai svarbus? Svarbus dalykai yra tokie, kad pirmas dalykas, vieną kartą buvau padaręs tai, neįsistatykit savęs į tokią poziciją, kur jūs užmigtumėt, nes tas meditacija nėra užmigimui padėti. Tai maždaug yra metodas užmigti, bet meditacija neturi būti naudojama užmigimui, manau, bent jau, nežinau. Kitas dalykas, aš asmeniškai turėjau labai daug minčių einančių pro mano galvą. Grynai, kas kiekvieną minutę po keletą. Ir tu tiesiog, labiausiai turbūt apie YouTube šiuo metu, ten buvo tiesiog koks thumbnailas, panašiai, ateina ir tu turi paimti ir išstumti po lėto lauk tą mintį. Ne su kvėpavimu, bet su savo galvele. Tas žmogus, tas gyvis, kuris yra jūsų galvoje, kuris sako, kad va, susifokusuok, susikoncentruok, tas dalykėlis turi išvyti tas mintis. Ir jos ateina, jos atakuoja, kai, nežinau, koksai Attack on Titan filmukį, tie titanai. Šiaip tai nežiūrėjęs, galbūt reikės kažkada pažiūrėti, bet dabar nėra laiko. Ir tiesiog tikiuosi pasidarė lengviau. Taip, įsivaizduokit, dabar čia koks max 6-8 mano kartas. Tai aš irgi, pavyzdžiui, turėjau visas tas mintis panašiai, bet tu tiesiog bandai, ir pirmas prieš kamerą, ir tu tiesiog bandai viską, ne tai kad išstumti, nes tai nelabai yra tas pokreipis, bet tu bandai lavinti tiesiog tokį ne šiandien, ne šiuo metu, tiksliau, ne šiuo metu tos mintys. Aš dabar paimu ir lavinu savo atsitraukimą nuo viso šito šurmulio savo galvoje ir ne šiuo metu. Ateina mintis, ne šiuo metu. Ir tada bandai kuo toliau biški pastumti, jie vis tiek grįžta galbūt po kelių minučių, ateina kita, ne šiuo metu. Šiuo metu mes dabar sėdim, kvėpuojam, susikoncentruojam į kvėpavimą. Grynai visa meditacija, ne visa, nežinau, bet dalis jos tai yra tikrai tas supratimas, kad tiesiog ne šiuo metu. Mintie, kurią atėjai, negausi mano galvoje mąstysenos dabar šiuo metu, nes mes dabar susikoncentruojam vien tik į kvėpavimą. Tai yra meditacija. Yra kitų formų, yra kiti tikslai, kitos idėjos, bet dabar ką jums parodžiau, jeigu jūs su manim ėjot, smagu. Jūs turėtumėt šitą celebrating kaip mažą laimėjimą, nes, come on, jūs manot, kad dabar kažkur 95% žmonių, kurie užklikino ant šito vaizdo įrašo, tai darė? Ne, aš tai jau sakyčiau kaip vina savo galvoj. Toksai kitoks vidosas, ilgesnis, man atrodo šitas ilgiausias. Ne tame esmė, kad duoti jums supratimo, suvokimo, kad jūs galit, kad jūs pajėgsit, kad jūs po lėto turit kažką daryti. Internete šiuo metu yra tiek daug tipo idėjų, kurios, ar tai ideologijų, kurios tiesiog paims ir per valandą ten panašiai paims ir įkrės jums tiek proto, kad jūs būsit masajai. Taip nėra. Visi tie yra tiesiog peržiūrom.
visi va tokie įsireiškimai ir panašiai yra tiesiog farmint peržiūras jūsų. Ką žinau, aš taip nenoriu daryti, ne ten mano tikslai yra. Man reikia bendruomenės normalios, stiprios, kuri supranta, kas yra kas, kuri bando kažką. Tai jo, labai tikiuosi, kad padėjau. Pasimatysim kitose epizoduose. Jo, jeigu norėsit dar meditacijų, tokių, jeigu žinot, nerasit ryžto arba tiesiog pamiršit apie tai, kad reikia, ne tai, kad reikia, bet kad norėtumėt medituoti ir tiesiog neužsiryžtat, paimkit, parašykit į komentarus, gal padarysiu, pavyzdžiui, po kokio savaitės, po 2 savaičių, po mėnesio dar vieną tokį. Kad ir po tiek. Iš tikrųjų jo, nes mano pats pirmas meditacija tokia buvo prieš kažkur 3-4 mėnesius. Tai čia 6-8 kartai, tai čia yra mažai. Žmonės kai kurie daro kasdieną, bet šiaip tai golas, sakau, nemedituoti kiekvieną dieną ar kažkas panašaus, kaip ir pavyzdžiui su psichologais, jeigu pavyzdžiui turit kokių psichinių ligų, arba ten, depresija, žinot, panašiai, ADHD, da kažkas ten. Šiaip golas neturėtų būti eiti pas psichiatrą arba gerti tabletės kažkokias. Ne tai turėtų būti. Šiaip tai tikslas yra gerinti savo būseną, kad paskui galų gale pasidarytum kaip normalus žmogus. Be jokių pilų, be jokių psichologų. Tai turėtų būti tikslas. Jeigu kažkas sako kitaip, tai nežinau, nepasitikė jumis turbūt, kad jūs tai sugebėsit, o jūs tik tai nusprendžiat. Taigi, nežinau. Jo, lemba 21 minutė. Jeigu jūs tikrai čia pabuvot, tiek turėtumėt pašvest kaip mažą laimėjimą. Gerai, čia su jumis buvo Emajus. Pasimatysim kitam epizode, kitoj dienoj, kitoj videojoj.